Nuostabus sekmadienio rytas. Kviečiu atrasti savo vietas bažnyčią. Šauksimės mūsų viešpaties. Atversim savo širdis, ieškosim, tarnausim mūsų viešpačiui Dievui. Ir tai ne tik sekmadienį, tai tik dalis krikščioniško gyvenimo. Pradžioj pradėsiu nuo informacijos, kurią žinau, kurią turiu perduoti bažnyčiai. Tai visų pirma, dabar žinom, už kelių dienų artėja naujų metų sutikimas. Tai šiandien paskutinė diena, kas neužsirašėt, užsirašykit dėl to, kad vis tiek reikės užsakyti karštą maistą. Ir už karštą maistą susidėsim po 5 euriukus tik tai. O visa kita, kas ką norėsim, galėsim, dar atsinešim, kažką nupirks kaip nuo bažnyčios, kažką mes visi, ar tai vaisių, ar tai atsigert, ar tai dar kažką, jei mėgsti mišrainės, atsinešk mišrainės, jei mėgsti dar kažkokį, atsinešk. O karštą patiekalą stengsimės užsakyti bendrai, tai susidėsim po 5 eurus. Ir jeigu šiandien gali dar šiandieną užsirašyti, jei dar neužsirašai, tai kabo lapas skelbimų lentoje. Tačiau, jeigu dar kažkas abejoja ir nežino kaip, tai jūs galite tikrai prisijungti ir nebūtina užsirašyti, tik tai tiek, kad nebus tada karšto to patiekalo. Tai tiek ir bėdų. Nes kai kurie ir sakė, kad man, pavyzdžiui, jau 9, sako, per vėlai valgyti. Tai ir tiesiog, jeigu norėsite kažkas ir neužsirašę ir atsiras galimybė, tai būtinai ateikit, nebūkit vieni kažkur namuose. Toliau, 25 dieną sausio numatomas narių susirinkimas bažnyčios. Tada sausio 11 turėtų būti svečias Lukas Pavlovičius iš Utenos, pastorius pas mus svečiuose bažnyčioje. 17 dieną, šeštadienis bus sausio, planuojamas ekumeninis tarnavimas, ekumeninis pamaldos pas mus. Tai reformatai turėtų būti, liuteronų ir katalikų bažnyčios atstovai. Aš manau, kad pas mus tai bus gera vieta. Pernai buvome pas reformatus, tai šiemet galima pas mus. Jie tikrai konfesija yra konfesijai, bet yra žmonės, kurie tikrai myli viešpatį ir kartu suseit, melstis ir pažiūrėti, kad pačiupinėti vienas kitą, kad mes tokie patys ir nėra blogai. Ir kad aš myliu Jėzų ir tu myli Jėzų, tai ir ačiū Dievui. Tai 17 dieną, šeštadienis numatoma. Ir kaip ir tiek tokios pagrindinės informacijos. Ką pakilkime, kad atvertumėm savo širdis viešpačiui ir dėl jo mes čia. Aleliuja. Viešpatie, mes šaukiamės dabar tavęs, viešpatie. Atveriam savo širdis, nes tu čia, viešpatie, pagrindinis, kurio mes laukiam, kurio mes trokštam, kurį mylim, viešpatie, bet tavęs viskas, viešpatie, nublanksta, viskas netenka prasmės, todėl mes ieškom tavęs, nes tavo dvasia, viešpatie, gyvena mumise, viešpatie, ir tu įdėjai mus tą troškimą, tą gyvybę ir gyvenimą, ieškoti tavęs, bėgti pas tave, artintis prie tavęs, viešpatie, ir mes dėkojame tau už visą, ką tu numatęs šiandieną čia, viešpatie, daryti savo dvasia, per giesmes, per maldas, per tavo žodį, viešpatie, kaip tu nori kalbėti mūsų širdis ir gyvenimus, kaip tu nori keisti, kaip tu nori vesti mus. Mes dėkojame, viešpatie, tau, mes atiduodame, viešpatie, šį laiką, pašvenčiam tau, viešpatie, ačiū tau, viešpatie, ir tebūna pašlovintas tavo vardas, mūsų lūpose, mūsų širdyse, te skamba šlovė tau, viešpatie, Jėzau, nes tai tavo bažnyčia, tavo žmonės mes esam, viešpatie, tavo atpirkti, tavo brangiu krauju, dėkojame Dieve, atiduodam visą šlovę, visą garbę tau. Ačiū tau, Dieve. Dieve, būk šventoji dvasia čia, vesk mus į tavo artumą, viešpatie, panardink tavo buvime, viešpatie, te pranyksta, te nublanksta visi kiti dalykai, tavo artume, viešpatie, te atsiveria tavo malonėje mūsų širdis, ieškoti tavęs, artintis prie tavęs, te padaugėja troškimo, viešpatie, Dieve, būti su tavimi, mylėti tave, tikėti tave, tarnauti tau. Ačiū tau, viešpatie, Dieve.
atsiduodame tau, pavedam šitą laiką ir Dieve stovim tavo akivaizdoj, su tikėjimu Dieve, savo širdies akimis, žvelgdami į tave, ieškodami tavo veido ir atiduodam visą šlovę tau, nes tu vertas, mūsų viešpats gelbėtojas Jėzus Kristus. Amen. Aukštinam tave viešpatie šį rytą ir džiūgaujam, kad galim turėti šią nuostabią dieną, aukštinant tave, pabusti šį rytą ir dėkoti ir džiūgauti, kad tu esi geras, kad tu davei dar vieną naują galimybę šlovinti tave, Dieve. Todėl mes džiūgaujam ir viskas, kas tavo širdėje šiandien galbūt tu atėjai, toks, koks esi, su galbūt kažkokiais sunkumais, iššūkiais savo gyvenime ir nerandi vietos džiaugsmui. Bet viešpats sako, džiaukitės. Ir sakydamas tai, jisai žino, kad visa tai, kas mūsų širdise, jis gali paversti džiaugsmu. Todėl mes ateinam ir mes trokštam džiaugtis tavyje, Dieve. Žinodami tai, kad tu išgelbėjai, žinodami tai, kad tu pamilai amžiams. Todėl mes džiūgaujam, mes šlovinam tavo vardą, aukštinam tave ir garbinam tave, viešpatie. Būk pašlovintas. Halleluja. Džiaugsmo širdyje, iš viešpaties jisai ramybę nešanti dvasia. Gyvena manyje, į tau gyvenime sunku, ateik pas Jėzų, tu ramybės ekštinti dvasia. Mes ir tavyje, jame, jame, gyvenimas jame, 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 sakymai visi jame, jame, ramybė širdyje, jame, jame. Džiaugsmas širdyje, iš viešpaties jisai ramybę nešanti dvasia. Gyvena manyje, į tau gyvenime sunku, ateik pas Jėzų, tu ramybės ekštinti dvasia. Mes ir tavyje, jame, jame, gyvenimas jame, 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 atsakymai visi jame, jame, ramybė širdyje, jame. Pasakyk tai bažnyčia, gyvenimas jame, 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 sakymai visi jame, jame, ramybė širdyje, jame. Skelbk tai dar, jame, jame, gyvenimas jame. Nagi bažnyčia, patikėk tuo, atsakymai visi jame, jame, ramybė širdyje, jame, jame, o viskas Jėzuje. Viskas Jėzuje, viskas Jėzuje, viskas Jėzuje, viskas Jėzuje. Taip, viešpatie, viskas tavyje. Ir tai, ką mes skelbėme bažnyčia, džiaugsmas ateina iš viešpaties, atsakymai visi iš viešpaties, ramybė širdyje iš jo. Todėl šį rytą mes džiūgaujam, kad galime bėgti į tavo glėbį, viešpatie. Šį rytą mes džiūgaujam, kad galime aukštinti tave. Būk pašlovintas, būk išaukštintas šioje vietoje. Todėl te mano siela nenustoja šlovinti jo, te tavo siela nenustoja aukštinti jo. Gyrius te pakyla jam ir visa šlovė. Halleluja. Tau viešpatie. Siela mane garbink viešpatie. Giedok jam. Siela mane garbink viešpatie. O siela, siela mane
sėdėsiu ant kalno. Tikiu ar dvejoju, girsiu jo vardą. Tamsos apsupty aš balsą pakelsiu, nes skyrius tai bangos, kur priešai paskęsta. Ir aš giedot nenustosiu, kol tik kvėpuosiu. Aš siela mano garbingi viešpatį. Siela mano garbingi viešpatį. Aš girsiu džiaugsme jį, girsiu ir kančioje, žinodamas, kad visa jo valdžioje. Taip, aš skelbiu tai, nes skyrius tai ginklas, daugiau nei esmė. Kai kyla šis šauksmas, griūna sienos aplink. Ir aš skelbiu tai, giedot nenustosiu, kol tik kvėpuosiu. Aš siela mano garbingi viešpatį. O taip, siela mano garbingi viešpatį. O gyvas, gyvas karalius, garsiau ir garsiau, skelbsiu esybę visą. Siela mano garbingi viešpatį. Taip, aš skelbiu tai. Nes Dieve, tu viską valdai, keltas esi, gyveni amžinai. Už ištikimybę tau gyriu šlovė, nes didingiausias buvai. Skelb! Išgirsiu, nes Dieve, tu viską valdai, keltas esi, gyveni amžinai. Už ištikimybę tau gyriu šlovė, nes didingiausias buvai ir esi. Siela mano garbingi viešpatį. Taip! Siela mano garbingi viešpatį. O siela, siela mano garbingi viešpatį. Taip jį, siela mano garbingi viešpatį. O gyvas, gyvas karalius, garsiau ir garsiau, skelbsiu esybę visą. Skelbk jo jėgą, jis gyvas. O skelbsiu esybę visą. Gyvas, gyvas karalius, garsiau ir garsiau, skelbsiu esybę visą. O gyvas, gyvas karalius, garsiau ir garsiau, skelbsiu esybę visą. O siela mano garbingi viešpatį. O halleluja. Halleluja. Atiduokite jam šlovę, bažnyčia. Atiduokite jam gyrių. Už nuostabius jo darbus, už nuostabę jo jėgą. Už tai, kad jis duoda laisvę šlovinti. Už tai, kad mes turim laisvę šlovinti jo vardą. Kelt savo balsus. Girti jį. Tiek kiekvieno lūpos ištarė, tiek kiekvieno lūpos skelbia jo šlovę. Tiek kiekvieno kelias priklumpa prieš jo galybę, prieš jo didybę. Nes nėra tokio kaip jis. Nėra tokio kaip tu, viešpatie. Ir mes skelbiame, išaukštintas tu, pašlovintas tu, viešpatie, virš visų kitų vardų. Tavo vardas išaukštintas, Dieve. Ir mes ateinam atnešam tau gyrių.
Atnešam tau šlovę viešpatie. Atnešam tau garbę viešpatie. Mes bėgame prie tavo kojų. Į tavo artumą viešpatie. Į tavo glėbį Dieve. Į tavo glėbį viešpatie. Nusilenks prieš Dievą, šventieji ir angelai, ir vyresnieji mes, vainikus prieš sostą jo, ir jam giedos. Tu verčiausias viešpatie. Tu verčiausias viešpatie. Nes viskas iš tavęs ir viskas dėl tavęs. Jėzau, tu šlovingas. Nusilenks prieš Dievą, šventieji ir angelai, vyresnieji mes, vainikus prieš sostą jo. Verčiausias viešpatie. Tu verčiausias viešpatie. Mes skelbiame tai, nes viskas iš tavęs ir viskas dėl tavęs. Jėzau, tu šlovingas. Viešpatie. Tu verčiausias viešpatie. Nes viskas iš tavęs. Nes viskas iš tavęs. Ir viskas dėl tavęs. Jėzau, tu šlovingas. Mes pasiliekame tavo artume. Tavo artume. Tu čia dabar tarp mūsų, Jėzau. Bėkime pas jį, tokie kokie esame, jis laukia, o man reikia tavęs, Jėzau. Halleluja. O mums reikia tavęs. Diena ir vakarą jam kyla malda. Diena ir vakarą jam
verčiausias viešpatie. Tu verčiausias viešpatie. Nes viskas iš tavęs ir viskas dėl tavęs. Jėzau, tu šlovingas. Tu verčiausias viešpatie. Tu verčiausias viešpatie. Nes viskas iš tavęs ir viskas dėl tavęs. Jėzau, tu šlovingas. Tau viešpaties tu, aš giedu tau, Jėzau, didis tu. Amžius tau, te visi matys, koks didis tu, Jėzau, koks didis tu. Halleluja, koks didis tu. Atiduodam šlovę, tau atiduodam garbę, Jėzau. Tau viešpatie, nes tau tai priklauso. Tu aukščiau visų vardų. Tu išaukštintas ir pašlovintas, viešpatie. Tu Dieve, tu karalius. Tu viešpatie. Tis tu, aš giedu tau, koks didis tu. Matys visi, koks didis, koks didis. Viešpats tu. Koks didis tu. Aš giedu tau, koks didis tu. Matys visi, koks didis, koks didis. Viešpats tu. Tai jo tauta skelbia tai, koks didis tu, koks didis tu. Aš giedu tau, koks didis tu. Matys visi, koks didis, koks didis. Viešpats tu. Koks didis tu. Koks didis tu. Ir mes skelbiam, koks didis tu. Matys visi, koks didis, koks didis.
ir mano širdis giedos, koks didis viešpats tu. Aš giedu tau, koks didis tu. Matys visi, koks didis viešpats tu. Tu viešpats, tu karalius. Tu sėdintis soste, tas, kuris viešpatauja, tas, kuris karaliauja. Išaukštintas, pašlovintas, viešpats tu. Aukščiau viešpatie visų vardų, tu išaukštintas, tu pašlovintas, Jėzau, ir tavo artume, Jėzau, mes trokštam pasilikti. Pripildyk Jėzau, pildyk viešpatie kiekvieną širdį, kiekvieną ištroškusią dvasią. Tu, Jėzau, savo dvasia. Mes atveriam savo širdis, širdies duris, kad tu viešpatie ateitum. Tu viešpatie veiktum ir tu keistum. Ir pasilikti trokštam tavyje viešpatie. Pasilikti tavyje viešpatie. Amen, bažnyčia. Viešpats yra geras ir jis yra šioje vietoje tarpe mūsų. Galite prisėsti. Tai finansiniam tarnavimui turiu tokią
mintį ir noriu pasidalinti su visais kaip padrąsinimą galbūt, kaip istorija, kuri galbūt įstriks jūsų gyvenime. Ir tai yra labai paprastas dalykas, bet kuris duoda labai gerą pavyzdį. Ir aš manau, jūs visi diduma dalis bent jau esate matę arba bent jau dėlioję tokį dalyką kaip dėlionė arba Lego. Ar esate? Ir kai gaunate arba kai nusiperkat visą dėžutę, jūs matote ant dėžutės tą galutinį gražų sudėliotą vaizdą. Jo, kaip mano dukra gavo dovanų Lego dėlionę ir įmatė tą vaizdą ant dėžutės, kaip viskas turi atrodyti, kaip gražiai, ten gėlės, puokštė ir galėjo įsivaizduoti, kaip tai atrodo. Ir tu gauni tą dovaną ir tu matai, wow, koks nuostabus vaizdas ant dėžutės, tu matai tą galutinį rezultatą ir atidarai tą dėžutę ir tada išpili viską ir ten matai tūkstančius detalių. Ne vieną tą gėlę, kuri iškrito, bet tūkstančius detalių. Mažų, didesnių, vidutinio dydžio, sunkiai sudedamų, ar dar kaip ten bebūtų. Ir aš dažnai pagalvoju apie šitą mintį, kuri tikrai yra ir gyvenime, ir tarnavimuose, ir įvairiuose gyvenimo srityse, bet taip pat tinka ir finansiniam tarnavimui. Viešpats mus nori palaiminti. Jis mato tą nuostabų vaizdą, kaip jis nori mus palaiminti. Jis mato, kaip visa tai nuostabiai atrodys, kaip gražiai ta visa dėlionė atrodys. Bet mes patys pasiemam po vieną detalę ir einam, atnešam čia. Tai yra į tavo palaiminimą ta dėlionė. Kiekviena maža dalelė. Ir nesvarbu, ką tu šiandieną turi paruošęs, bet tai, kas tavo širdį, įsivaizduok, kad tu atneši tą mažą dėlionę. Ir tu statai, ir tu statai, ir tu statai iki galutinio nuostabaus vaizdo. Taip ir savo gyvenime. Todėl aš noriu padrąsinti, paraginti, ką jūs turit paruošę, nesuabejokit viešpačiu. Jis yra pažadėjęs, kad pasirūpins, kad aprūpins, kad palaimins. Bet tai, ką tu turi šiandieną, įsivaizduok tai kaip tavo dėlionė, kurią tu renkės pastatyti. Tu gali sakyti, man užteks tos dėžutės, aš pasižiūrėsiu ją ir niekada negausi to galutinio rezultato. Bet gali pasirinkti paimtą auką, gali pasirinkti paimtą dėlionės dalį ir ateiti su tikėjimu ir aukoti tai. Ir dar viena mintis šlovinimo metu atėjo apie tai, ką mes turim ir mes giedojam ir mes skelbiam, nes viskas iš tavęs ir viskas dėl tavęs. Mes žinom, Dievo žodį yra parašyta, viskas iš jo, per jį ir jam. Ir tai nėra, kad mes turim čia kas stovi padrąsinti ir kažką apreikšti naujo, bet aš manau, padrąsinti yra pakankamas žodis. Todėl aš drąsinu su džiaugsminga širdimi. Galite aukoti. Pakilkim bažnyčią, prašom. Ištieskime rankas bažnyčią, palaiminsim. Dėkojam viešpatie tau už kiekvieną auką, už kiekvieną širdį, Dieve, kuri pasiruošusi yra aukoti, pasiryžusi eiti į tą palaiminimą, kurį tu esi paruošęs viešpatie ir sudėlioti tą dėlionę
ir su savo tikėjimo žingsniu eiti ir statyti tai viešpatie Dieve, ką tu Dieve esi paruošęs. Mes laiminam kiekvieną dosę širdį, kiekvieną nuolankę širdį, kiekvieną, kuris aukoja ir tikim viešpatie, kad tu pasirūpinsi tais finansais, kad tu viešpatie aprūpinsi kiekvieną širdį, kiekvieną, kuris nusprendė aukoti, tu viešpatie pasirūpinsi Dieve ir tu neleisi skursti viešpatie, bet tu palaiminsi viešpatie 1000 kartų dar labiau nei anksčiau viešpatie Dieve. Todėl mes pasitikim tavimi ir dėkojam tau. Jėzaus vardu. Amen. Na ką? Vienas. Ir Evutė. Greitai pasimelsim už vaikus. Ir lėksim į apačią mokytis. Ačiū tau viešpatie už šitos vaikus, Dieve, už tai, kad juos turim, Dieve. Ačiū už jų širdis, Dieve. Padėk viešpatie juos mokyti, Dieve, tavo žodžio, Dieve, tavo išminties, ne mūsų, Dieve. Ir padėk mums patiems viešpatie mokytis iš jų, Dieve. Laiminam kiekvieną iš šitų mažutėlių. Jėzus Kristus vardu. Amen. Na, o mes klausysim Dievo žodį, kuris yra labai svarbus mūsų gyvenimui. Šiandien, matom, yra svečiai, kasmetiniai svečiai. Michaelis su komanda. Ir žodžiu dalinsis Tomas. Jis pernai nebuvo, bet man atrodo buvo užpernai. You have been not last year, but 1 year before. Yeah. Jo, užpernai buvo taip pat. Tai tikiu viešpats įdėjo kažką į Tomo širdį pasidalinti mums ir viešpats visada nori mums kažką kalbėti ir tai būna mūsų širdis atviros. Ir taip pat po to aš dar trumpai noriu tokių žodžių pasidalinti, bus iš 2 dalių, Tomas ir aš. Ir tai bus mano trumpas žodis, bet aš tikiu kažkam viešpats labai kalbės. Amen. Please. Welcome. Vaidai. Vaidas padės išversti. Thank you. Dear brothers and sisters, Brangus broliai ir sesės, I'm very glad to be here. Labai džiaugiuosi, kad esu čia. Michael already said, how do you know that you are home? Ir Mikaelis paklausė, kaip tu žinai, kad tu esi namie. When you come into a house and your smartphone already knows the Wi-Fi password. Ir kai tu ateini namo, tavo mobilus telefonas jau žino tavo Wi-Fi slaptažodį. And this is how I feel. I came here in this house and I don't know the Wi-Fi key, but I feel I was already here. Ir kaip aš žinau, kad aš atvykau namo, kad aš jau esu čia buvęs ir jaučiuosi kaip namuose. And I see some faces, I can't remember all names, but I knew this is a friend of mine. Ir aš prisimenu veidus iš anksčiau, kai aš čia buvau ir atpažįstu juos. And that's why I'm very glad that you have invited us again. Ir tikrai esu pilnas džiaugsmo, kad esu čia. I want to say today something about Jesus. Ir noriu šiandien pamokslauti apie Jėzų. And a lot of people that knew something about the Messiah. Ir kai kurie žmonės kažką žino apie gelbėtoją, apie Mesiją. You know there are a lot of people in the Old Testament and some in the New Testament. Ir žmonės, kurie buvo Senajame testamente ir Naujajame. Everybody had some informations. Kai kurie turėjo truputį informacijos. But a lot of people don't let Jesus into their hearts. Bet daugelis žmonių jie neįsileido gelbėtojai savo širdis. And from our perspective, it's hard to understand how do they don't see the Jesus as the Messiah.
Ir iš mūsų perspektyvos mes nelabai suprantam, kaip jie net pažino Jėzaus kaip savo gelbėtojo. So there are a lot of informations that can make you blind for the real Messiah. Ir kai kuri tavo turima informacija tave apakina žinojimo kryptim, kad tu net pažįsti gelbėtojo. The first thing in the Bible I'd like to read is in Matthew chapter 2. Ir Mato Evangelijoje 2 skyriui noriu paskaityti. The first to the fourth verse. You will Nuo, read in. nuo pirmos eilutės Mato 2. Yes. The fourth. Mato 2 skyrius nuo 1 iki 4 eilutės. Ir čia parašyta, Jėzui gimus Judėjos Betliejuje, karaliaus Erodo dienomis, štai atkeliavo į Jeruzalę išminčiai iš rytų ir klausinėjo, kur yra gimęs žydų karalius. Mes matėme jo žvaigždę rytuose ir atvykome pagarbinti jį. Tai išgirdęs karalius Erodas sunerimo, o su juo ir visa Jeruzalė. Jis sukvietė visus tautos aukštuosius kunigus bei rašto žinovus ir teiravosi, kur turėjęs gimti Kristus. I think you already have read this passage in the Bible. Tikiuosi, kad jau anksčiau jūs esat skaitę šitas eilutes. And it's very interesting for me to see the Magi's, these astronomers, priests. Labai įdomu, kad išminčiai jie The Magi, astronomer priests. jie buvo kaip šventikai, kunigai, kažkas panašaus. They knew a lot about the stars, the planets, the circles from these objects in the star and in the heaven. Jie labai daug žinojo apie planetas, žvaigždės, kaip jos ten yra išsidėstę. Maybe they have had interesting objects to look at the stars. Ir galbūt jie turėjo labai įdomios informacijos, kaip atpažinti įvykius iš žvaigždžių. And maybe they have written and read a lot of books about the sky and the stars and everything. Galbūt jie yra parašę daug knygų apie tai, kaip iš žvaigždžių kažką atpažinti. And there's an interesting constellation of stars where a lot of planets are behind each other. Ir labai įdomus dalykas yra, kai planetos išsidėsto tam tikrą tvarką. And they were calculating that it means anywhere have to be born a new king. Ir jie iš to išskaičiuoja, kur ir kada turi gimti karalius. It's very interesting because they are scientists. Labai įdomu, nes jie yra kaip mokslininkai. They know a lot of mathematics and physics and everything. Jie žino plačiai matematiką ir fiziką. And your knowledge can lead you near to the Messiah. Ir tavo žinojimas gali tave privesti prie pat gelbėtojo. But only near to the Messiah, not to the Messiah. Bet arti gelbėtojo nereiškia, kad į gelbėtoją. So this group of scientists came to the next group. Ir šita mokslininkų grupė atėjo pas kitą žinovų grupę. And there were the scribes, the priests. Ir tai buvo rašto žinovai ir kunigai. They were teachers of the law and they know everything what's written in the Old Testament. Ir jie mokė įstatymo ir jie žinojo viską, kas ten buvo parašyta. And maybe you have already read in the Bible that there are some hints about the long-term timeline of God's plan. Ir kai mes skaitom Bibliją, mes galim atsekti Dievo planą. For example, there's written in the prophet Daniel. Pavyzdžiui, pranašo Danieliaus knygoje yra parašyta, that after the calling that the temple should be rebuilt. kad The temple should be built new. kad šventykla turi būti atstatyta naujai. There are some years and after that something special will happen. Praeina kažkiek metų ir kažkas ypatingo įvyksta. And we had a lot of books from this group, from the scribes.
Ir mes turim knygų, kurias nagrinėjo tie rašto žinovai. It's called the Jewish Talmud, maybe you know this. Ir gal jūs žinot žydų Talmudą. And there has already written, there are 2,000 years from the creation of mankind to Moses, perhaps 2,000 years. Ir ten yra parašyta, kad nuo sukūrimo žemės kažkur 2000 metų praeis iki Mozės. In this 2,000 years, you are judged by your heart. Ir tuos 2000 metų tave teisia tavo širdis, Because there's no law. kadangi ten nėra įstatymo. And after that, there are 2,000 years Ir vėliau praeina dar nuo Mozės 2000 metų. with the law that brought us God through Moses. Ir per tuos 2000 metų žmonės jau vadovaujasi įstatymu, kurį davė Viešpats per Mozę. And you became judged by this law from Moses. Ir tada tas įstatymas jisai teisia tave. And the scribes know that after these 4,000 years after the creation, Ir tada rašto žinovai žino, kad praėjus tiem 4000 metų then will start a new timeline. Prasidės nauja era. 2,000 years, the timeline of the Messiah. 2000 metų praėjo nuo Kristaus. So if you study the Old Testament, Jeigu jūs panagrinėtumėte Seną testamentą, you will read a lot of the Messiah. Jūs galėtumėte atrasti daug ką parašytą apie Mesiją. And maybe you could calculate when the Messiah will come. Ir galbūt jūs galėtumėte išskaičiuoti, kada turėjo gimti Kristus. So some of these scribes already calculated and they knew in what year Jesus will come. Kai kurie rašto žinovai jau buvo išskaičiavę ir žinojo metus, kada turėjo gimti Kristus. So this first group of scientists and the second group of scribes come together. Ir ta pirma mokslininkų grupė atėjusi iš rytų, išminčiai, jie susitiko su antra grupė, kuri buvo rašto žinovai. But nobody of this group really knows how the Messiah is. Bet nei vienas iš tų abiejų grupių nežino, kaip atrodys Mesijas. They were surprised by this little child. Jie buvo nustebę, kad tai bus labai mažas kūdikis, Born in a crib, kuris gims ėdžiose. without gold surrounding him, without gold. There's no gold in the temple and richness. Nebuvo jokių brangenybių aplink jį, nebuvo prabangos, kai jisai gimė. And everything is smelling from cows and donkeys around them. Ir viskas blogai kvepėjo, ten įvairūs kvapai buvo iš tvarto. So they knew a lot of the Messiah, Jie žinojo labai daug apie gelbėtoją, but they were surprised by the real Messiah. bet jie buvo nustebę pamatę, kaip iš tikrųjų atrodo gelbėtojas. And maybe you know something about the timeline of the church. Galbūt jūs žinot bažnyčios istorijos epochą. And there's a little gap in the timeline between the last prophet in the Old Testament and the birth of Jesus. Ir yra tam tikras laiko tarpas nuo paskutinės Senojo testamento knygos iki tol, kai gimė Jėzus. There are a lot of people who were waiting for the Messiah. Ir daugelis žmonių laukė gimstant gelbėtojui. And they have their own thoughts. How will the Messiah be? Ir jie turėjo savo minčių, kaip tai turėtų atrodyti, kai jisai gims. What do you think? How will the Messiah look like? Ir kaip tu galvoji, kaip atrodo gelbėtojas? Maybe he's 3 meters tall Galbūt jisai 3 metrų aukščio, and has a big sword in his hand turintis didelį kardą savo rankoje. and destroy all the Romans and the Philistines and everything Yeah. around us. Ir jisai nugalės romėnus ir filistinus. And he can shoot laser beams from his eyes or something. Ir galbūt jisai iš savo akių galės paleisti lazerio spindulius, kurie naikins viską. And they had a lot of ideas how the Messiah could be. Ir yra daug minčių, kaip turėtų atrodyti gelbėtojas. And they mixed up their hopes
and their informations and built a own image of the Messiah. Ir viskas susimaišė, jų tokie kaip laukimo planai ir kaip atrodė iš tikrųjų Jėzus. And they were surprised by the real Messiah. Ir jie buvo nustebę, kai pamatė, kaip atrodo gelbėtojas iš tikrųjų. And after that, you read it in the Gospel, Matthew, for example. Ir pavyzdžiui, Mato Evangelijoje mes galim skaityti. Jesus often discusses with the Pharisees. Ir matom, kad Jėzus dažnai diskutuoja su fariziejais. They already knew something about the Messiah. Jie kažką jau žinojo apie gelbėtoją. And some of them had a very good heart. Ir kai kurių iš jų širdis buvo labai geros. They had a desire for purity. Jie žinojo, kad gelbėtojo širdis bus tyra. They wanted to do everything right. Jie norėjo daryti viską teisingai. And they wanted to avoid every sin. Ir jie norėjo išvengti visų nuodėmių. So they made a lot of rules what you should do and what you shouldn't do. Ir jie prikūrė labai daug taisyklių, ką tu turėtum daryti, o ko ne. Because they were waiting for the Messiah. Kadangi jie laukė gelbėtojo. And they want to be ready for the Messiah. Ir jie norėjo būti pasiruošę gelbėtojo sutikimui. And then at one moment the Messiah stood in front of them. Ir vieną akimirką jisai stovėjo prieš juos. And they were surprised by the Messiah. Ir jie buvo nustebę matydami jį tokį. And you read a lot of persons in the Bible that were surprised by the Messiah. Ir mes galim skaityti Biblijoje ir matyti, kad daugelis žmonių buvo nustebę jį matydami. Because we humans often mix up our wishes, our desires and our informations to build our own Messiah. Ir daugelis žmonių supainioja savo tokius įsivaizdavimus, kaip turėtų atrodyti Jėzus. And if you look to your neighbors, to other countries or in the news everywhere, Ir jeigu tu apsidairysi aplinkui į įvairias šalis, you see a lot of people that are waiting for a Messiah. pamatysim, jog labai daug žmonių laukia dar gelbėtojo ateimo. In Germany, we have now a lot of people from Turkey or from Iran. They are waiting for Isa, Jesus. Ir daugelis žmonių gyvenančių iraniečių ir turkų, jie laukia dar ateinančio Jėzaus, kurie gyvena Vokietijoje. And I'd like to understand what they believe, what they know, and what kind of Jesus they are waiting for. Ir mes norėtume žinoti, kokio jie Jėzaus laukia. And that's why I read the Quran and all these written texts about Muhammad. Ir aš skaičiau Koraną, tuos tekstus apie Mohamedą. And there are very interesting informations about Jesus. Ir ten yra parašyta labai įdomi informacija apie Jėzų. The Muslims can't accept that Jesus died on the cross. Ir musulmonai negali to priimti, kad Jėzus mirė ant kryžiaus. Because they believe that God, Allah, protected his prophets. Kadangi jie tiki, jog jų Dievas Alachas, jisai apsaugoja visus jo pranašus. And that it's impossible that anybody of this foreign people killed a prophet of God. It's impossible. Ir jie netiki, tai jie skaito, kad yra neįmanoma, jog kažkas užmuštų Alacho pranašą. But it's interesting that Muhammad was killed by a woman. Bet labai įdomu, kad patį Mohamedą nužudė moteris. If you read the Quran and all the scripts of the Muslim people, Jeigu jūs paskaitytumėt Koraną ir visus jo raštus, you also read that at the end of the time, Jesus will come to the earth. ir tu ten atrastum, jog yra parašyta, kad laikų pabaigoje ateis Jėzus. And I asked my neighbor, he's from Egypt, why does Jesus come to earth and not Muhammad? I asked my neighbor, he's from Egypt. Ir aš paklausiau savo kaimyną, kuris yra egiptietis.
why Jesus came and not Muhammad. Kodėl atėjo Jėzus, o ne Muhamedas? Ateis. Will come or Yeah, came? will come at the end. Jo, ateis, teisingai. Ateis Jėzus, o ne Muhamedas. And they had no answer for this. Ir jie neturi atsakymo į tai. And you read in the Quran that Jesus made a lot of wonders and miracles, Ir Korane yra parašyta, kad Jėzus padarė labai daug stebuklų, and Muhammad did nothing. o Muhamedas to nepadarė. So I think a lot of these Muslim people Aš manau, kad daugelis musulmonų, are also waiting for the Messiah, jie laukia Mesijo, gelbėtojo, but they didn't know. bet But jie it's- jo nepažįsta. So maybe it's our job to tell them about the real Messiah. Galbūt tai mūsų yra tarnystė, mūsų darbas jiem papasakoti apie gelbėtoją. And maybe you have also some neighbors or colleagues or something who know a little bit about the Messiah. Galbūt jūs turite draugų, kolegų, kurie kažkiek žino apie gelbėtoją. But maybe all these informations makes you blind for the real Messiah. Bet ta informacija juos apakina nuo tikrojo gelbėtojo. And I think it's impossible to discuss hour for hour with all these people. Ir aš manau, kad yra neįmanoma susišnekėti su šiais žmonėm. Because the real Messiah you can't see with your eyes. Kadangi tikro gelbėtojo tu negali matyti šitomis fizinėmis akimis. And every book that you read and every discussion and every information you have brings you a little bit near to the Messiah. Ir kiekviena informacija, kiekviena knyga, jinai priartina tave prie gelbėtojo. But not to the Messiah. Bet ji neįveda į Mesiją, į gelbėtoją. But there's another person in the Bible that knew something about the Messiah and it reached his heart. Yra Biblijoje asmenybė, kuri kažkiek žinojo apie viešpatį. He will read from Genesis chapter Ir 22, Mes galime atsiversti pradžios 22 skyrių, the 7th to the 13th verse. nuo 7 eilutės. Pradžios 22. From 13th. Nuo 7 iki 13 eilutės paskaitysim. Izaokas tarė savo tėvui: Mano tėve, o tas atsiliepė: Aš čia, sūnau. Jis klausė: Štai ugnis ir malkos, bet kur yra ėriukas deginamai aukai? Abraomas atsakė: Dievas parūpins savo ėriuką deginamai aukai, mano sūnau. Taip juodu ėjo toliau. Jiems atėjus į vietą, kurią Dievas buvo nurodęs, Abraomas pastatė aukurą, uždėjo ant jo malką, surišo savo sūnų Izaoką ir jį uždėjo ant aukuro. Abraomas ištiesė savo ranką ir paėmė peilį, kad nužudytų sūnų. Viešpaties angelas pašaukė jį iš dangaus: Abraomai, Abraomai, tas atsakė: Aš čia. Nekelk savo rankos prieš vaiką ir nieko jam nedaryk. Dabar žinau, kad bijai Dievo ir nepagailėjai man savo vienintelio sūnaus. Abraomas pakėlęs akis pamatė netoliese aviną įstrigusi ragais į tankų krūmokšnį. Jis paėmė jį ir aukojo deginamąją auką savo sūnaus vietoje. It's a very interesting story. Ir tai labai yra įdomi istorija. You read about Abraham. Ir tu skaitai apie Abraomą. He lives far before Jesus. Ir jisai gyveno labai senais laikais prieš Kristų. And he has really no idea about Jesus. Ir jisai neturėjo jokios informacijos, jokios minties apie Jėzų. He has no idea from Bethlehem. Jisai nežinojo apie Betliejų. He didn't know something about the law. He knows nothing. Jisai nieko nežinojo apie įstatymą, absoliučiai nieko. But God loves Abraham so much Bet Abraomas taip mylėjo Dievą, that God reveals him his heart. kad Dievas jam apreiškė savo širdį. And maybe you see some similarities in this story between Abraham and
Jesus. Galbūt jūs atrandate tam tikrus panašumus tarp Abraomo ir Jėzaus. There are two mountains. Yra du kalnai. The first mountain is the Mount Moriah. Ir pirmas kalnas vadinasi kalnas Morija. Moriah? It's the mountain where Morijos kalnas, taip. Abraham and his son went upstairs to the mountain Moriah. Abraomas ir jo sūnus kopė aukštyn tuo kalnu. And Jesus, with his father, went up the Mount Golgotha. O Jėzus lipo į Golgotos kalną. And in the old story from Abraham, you have a ram that is with caught by its horns in the thicket. Abraomo istorijoje mes matom aviną, kuris buvo įstrigęs į krūmokšnį. And some 1,000 years later, you have also this symbol, the crown of Jesus Christ. Ir 2000 metų atgal mes turim Jėzų, ant kurio galvos buvo uždėtas erškėčių vainikas. And there's a sacrifice. Ir tai yra auka. Abraham should kill his own son. Abraomas turėjo nužudyti savo viengimį sūnų. And God the Father, some 1,000 years later, will kill his own son. Ir keli tūkstančiai metų vėliau Dievas tėvas jisai turėjo užmušti savo sūnų. These two stories are related to each other. Ir šitos dvi istorijos yra glaudžiai susiję. And Abraham could see a little bit of the heart of the Father. Abraomas jisai galėjo matyti kažkiek Dievo tėvo širdies. And I can't imagine how it would feel for a father if you should kill your own son. Aš negaliu įsivaizduoti tėvo jo širdies, kadangi jis turėjo nužudyti savo sūnų. I brought my son with me. Aš atsivedžiau savo sūnų su savim. It's a horrible Tai yra thinking. siaubinga pagalvot net, To kill his own son. kad užmuštum savo sūnų. But Abraham felt how God felt for the world. Bet Abraomas jisai jautė, ką Dievas tėvas jautė pasauliui. So maybe Abraham Galbūt Abraomas understood more about the Messiah suprato daugiau apie gelbėtoją, than the scientists, nei rašto žinovai ar mokslininkai tie, than the scribes, all these teachers, mokytojai, and the Maccabean revolt. Makabė. Okay. Religious soldiers in the time between the Old Religiniai Testament. veikėjai, jo. And maybe Abraham knew a lot more than all the Pharisees, Ir galbūt Abraomas žinojo žymiai daugiau negu fariziejai, but not with his mind, with his heart. bet ne savo protu, o savo širdim. And maybe this is the Messiah we should wait for. Ir tokio viešpatės mes turėtume ir laukti. In Abraham, you read from the horns of the ram. Ir kai skaitom apie Abraomą, avino ragai, And this is a symbol for the Jews. Maybe you know the feast of the trumpet. ir tai yra žydų kaip simbolis ir yra trimitų šventė. They have a horn and they blew up the horn. Ir jie pučia tą avino ragą. It's a signal for the judgment. Ir tai teismo toks kaip signalas. And this signal is known in the Old Testament and also in the New Testament. Ir šitas garsas, šitas signalas, jisai žinomas ir Senajame, ir Naujajame testamentuose. And it's related to this situation when Abraham should kill his son and God sent the ram. Ir tai yra susiję su ta pačia istorija, kai Abraomas turėjo užmušti savo sūnų, bet vietoj jo paaukojo aviną. And at least one time in the year, the Jews
Jewish people blew this horn. Ir mažiausiai kartą į metus žydai jie pučia tą avino ragą And they remember. ir jie prisimena. This is the symbol that Abraham not had to kill his son. Ir tai yra simbolis, kad Abraomas neturėjo užmušti savo sūnaus. Abraham said, God will send a sacrifice in the right time. Abraomas pasakė, kad Dievas atsiūs, parūpins auką tinkamu laiku. So every time a Jewish guy hears this hornet, Ir kai kiekvieną kartą, kai žydai jie išgirsta šitą garsą, he remembers he should not die. God will send the real sacrifice at the right time. ir jie supranta, kad jisai neturės mirti, bet Dievas atsiūs kažką kitą, kuris už jį mirs. It's very interesting that you also read from this hornet, trumpet, in the Revelation. Ir čia tas trimito garsas yra ragas aprašytas ir apreiškimo knygoje. At the end of our time, Ir laikų pabaigoje there will be a very loud signal. mes išgirsim labai garsų garsą, signalą. And every Jewish guy Ir kiekvienas žydas, and every Christian ir kiekvienas krikščionis, and everybody who knows the Messiah kiekvienas, kuris pažįsta gelbėtoją, will hear this sound išgirs šitą garsą and remember, ir prisimins. this is the Messiah. Tai yra gelbėtojas. God sent a sacrifice at the right time. Dievas atsiuntė auką tinkamu laiku. I know you are a preacher. Aš žinau, kad jūs galit pamokslauti ir jūs pamokslaujat. Maybe you are a preacher for your neighbors Galbūt jūs pamokslaujat savo kaimynams, or for your children or your parents. savo vaikams ar tėvams. You are a preacher for your country, Jūs esat savo šalies pamokslininkai and everybody who is crossing your path. ir jūs pamokslaujat kiekvienam, kurį sutinkat. And a lot of people have problems, have trouble in their life, Ir kiekvienas žmogus, jisai turi bėdų savo gyvenime and they are waiting for any kind of Messiah. ir jie laukia bet kokio gelbėtojo. Some times ago, they are waiting for an American Messiah. Kartais kažkas laukia amerikietiško gelbėtojo, kad jis būtų amerikonas. Maybe Trump will save the Ukraine, Galbūt Trumpas išgelbės Ukrainą. or someone else, any political. Ar kažkas kitas, kažkoks kitas politikas. Or maybe you are waiting that Bill Gates will give you a lot of money so you can solve your problems. Galbūt jūs laukiat, kol Billas Gatesas duos jums pinigų ir jūs išspręsit daugelį savo problemų. What kind of Messiah are you waiting for? Kokio gelbėtojo mes laukiam? I wish that you know the real Messiah. Mano troškimas, kad jūs pažintumėt tikrąjį gelbėtoją, You will preach the real Messiah kad jūs skelbtumėt tikrąjį gelbėtoją. and you not become surprised by the real Messiah. Ir kai jūs jį pamatysit, kad jūs nenustebtumėt. So maybe it's a time to don't rely on the information you have, Galbūt tai laikas, kai tu neturėtum remtis tą informaciją, kurią tu turi. but it's time to say, God, show me the real Messiah. Galbūt tai laikas, kai tu turi paprašyti Dievo, kad jisai apreikštų tau tikrąjį gelbėtoją. I don't need all this information about the star constellation in the sky. Man nereikia žinoti kažkokios informacijos apie žvaigždžių išsidėstymą. I don't need the perfect calculation when Jesus will born, where Jesus will born. Man nereikia tikslių skaičiavimų, kada Jėzus gimė. I also don't need all this information from the prophets, what prophecy will come true in which year. Man nereikia žinoti informacijos apie pranašus, kurie išskaičiavo tas datas. I'm praying that God will show me the Messiah in my heart. Ir aš turiu melstis, kad Dievas jisai apreikštų mano širdžiai tikrąjį gelbėtoją. Like he shows it to Abraham.
tokį, kurį jis parodė Abromui. I'd like to feel the pain where God has his pain. Aš norėčiau pajusti skausmą, kurį Dievas jautė. I see the salvation that Jesus brought into this world. Aš mačiau išgelbėjimą, kai Jėzus gimė į šitą pasaulį. And I also like to be a tool for Jesus to send information about the Messiah into this world. Ir aš noriu būti toks kaip įrankis, kurį Dievas galėtų pasiųsti į pasaulį, kad skelbčiau apie gelbėtoją. And Jesus already warns us that there will be a lot of false messiahs. Ir Jėzus nori kad mes žinotume, kad bus ir klaidingų gelbėtojų, klaidingų pranašų. And this world is tired. Šis pasaulis yra pavargęs. Tired of waiting. Pavargęs nuo laukimo. There's a false prophet. There is a false prophet. Yra netikrų pranašų. There's a false messiah. Yra netikrų gelbėtojų. There's a false hope. Yra netikrų vilčių. The world is tired of waiting. Ir pasaulis jau pavargo nuo laukimo. But you are the preacher. Bet jūs esat skelbėjai. So let us pray Ir kviečiu maldai, that we have the real Messiah in our heart kad mes turėtume tikrąjį gelbėtoją savo širdise, and are able to preach it in the right way. kurį mes galėtume skelbti pasauliui Amen. tinkamu būdu. Amen. I'd like to pray now. Okay. Yes, Let me yes. pray. Ir pasimelskim. Jesus, thank you that you came into this world Ačiū Jėzau, kad tu atėjai į šitą pasaulį and you are the real sacrifice. ir tu esi tikroji auka. You came for my sin Tu mirėjai už mano nuodėmės, and the sin of my neighbor už mano kaimyno nuodėmės and the sin of my nation, ir už mano tautos nuodėmės. and you will heal the world in your way. Ir tu išgydysi pasaulį savo būdu. Jesus, I want to be your tool Jėzau, aš noriu būti tavo įrankiu, to prepare the world kad paruošiau pasaulį for your coming. tavo atėjimui. Jesus, thank you for all your information. Jėzau, ačiū tau už visą informaciją, But I need more than your information. bet man reikia daugiau nei informacija. I need you to fill my heart. Aš noriu jausti tave savo širdimi. I need you to fill my heart with your passion. Aš noriu, kad tu pripildytum mano širdį savo troškimu. And I'd like to feel the pain that you feel. Aš noriu jausti savo širdimi skausmą, kurį tu jauti. Jesus, you are the true Messiah. Tu esi tikrasis Jėzau gelbėtojas. Come into my heart, Jesus. Ateik į mano širdį, Jėzau. Amen. Amen. Aleliuja. Thank you, Thomas. Ačiū Tomai už žodį. Ačiū Dievui už jo žodį. Viešpatie, dėkojame tau už tavo žodį, kad jis visada padaro tai, kam yra siūstas viešpatie. Už tai, kad tu kalbi mūsų širdis viešpatie, mes dėkojame, mes priimam. Ir Dieve, tavo žodis padaro tai, kam yra siūstas mūsų gyvenimuose. Mes labai labai dėkojam viešpatie. Taip kaip tu veiki mūsų gyvenimuose, taip kaip tu kalbi mūsų protus, širdis ir mūsų dvasia. Kad tu esi gyvas ir tavo žodis gyvas šiandien. Dėkojame Jėzaus vardu. Amen. Amen. Viešpats įdėjo mano širdį taip pat pasakyti, tai nebus pamokslas, tai bus žodis. Aš tikiu, kad tai žodis kažkam tai iš Dievo. Ir čia nauji metai, kaip ir naujas laikas, bet pas Dievą laikas naujas, nebūtinai susijęs su naujais metais. Tai atverkim savo širdis ir pabandykim išgirsti iš tikrųjų. Aš tikiu ir aš žinau, kad daug žmonių kažkurį laiką tarnaujate Dievui ir įdedat daug pastangų.
ir labai daug jėgų. Jūs tikrai vykdote tą, ką Dievas sako savo žodyje. Jo žodis sako, uolumu nebūkit tingus, būkit liepsnojančios dvasios, tarnaukite viešpačiui. Kitose vietose sako, nepavarkim daryti gerą, nes savo metu pjausim derlių, jei nepailsime. Ir Senam testamente patarlėse yra pasakyta, ilgai neišsipildanti viltis kankina širdį. Ilgai neišsipildanti viltis kankina širdį. Galbūt tu daug laiko skyriai, daug labai jėgų atidavai Dievui ir tu vis lauki to rezultato ir jo nėra tokio, kokio tu norėtum. Jo nėra tokio, kokio tu įsivaizduoji ir lauki savo širdyje. Ir ateina pavargimas, nes neišsipildo ta viltis, atrodo ilgai neišsipildo. Ir tu įdėjai daug jėgų. Ir atrodo daugiau negu tu turėjai tų jėgų, negu galėjai, tu įdėjai tas jėgas ir tebededi, tarnaudamas, trokšdamas viešpaties. Ir Dievas, tikiu, nori atverti kitą etapą, kuris nėra iš tavo jėgų. Dievo žodis kalba apie aplankymą. Aš įsitikinęs, kad Dievas aplanko savo žmonės. Aš įsitikinęs, kad Dievas aplanko savo bažnyčią, aplanko savo žmonės ir yra Dievo aplankymo metas. Senam testamente, jeigu pažiūrėtumėt aplankymas, įsivestumėt į paiešką, yra nemažai vietų. Dievas sako, aš aplankysiu savo tautą. Ir tas aplankymas yra dvejopas. Aplankymas, matom, sako, Senam testamente, sako, aplankysiu savo tautą ir teisiu jų darbus. Bet taip pat Dievo aplankymas buvo Kristus. Tauta laukia Dievo aplankymo. Laukia Kristaus ateinančio. Ir Dievas tikrai aplankys tavo gyvenimą, aš tau sakau. Prisiminkim istoriją. Abraomas senas, jo žmona sena, Sara, ir jie neturi vaikų. Bet atėjo 3 Dievo angelai, aplankė juos ir kalbėjosi su Abraomu. Ir tau galbūt Dievas kažką sakė ar sako tavo gyvenime ir atrodo tai neįmanoma. Atrodo tai neįmanomi dalykai. Nes dažnai Dievas sako didelius dalykus, kas neįmanoma tavo paties jėgoms. Kas neįmanoma tavo paties pastangoms. Ir tai buvo Abraomui. Nebeįmanoma buvo, kad jis turėtų vaikų. Nors jisai stengiasi, visą gyvenimą pergyveno, laukė ir galvojo, kad jau niekada nebeturės. Bet štai Dievas sako, tu turėsi. Ir jis vienas iš angelų kalbėjo. Sako, aš tikrai sugrįšiu pas tave kitais metais šiuo laiku ir tavo žmona turės sūnų. Dievas sako, aš tikrai sugrįšiu, aš tikrai tave aplankysiu. Ir tu turėsi tai, ką tu troškai širdį, kam tu dėjai daug pastangų. Tačiau angelas sako, kodėl tavo žmona Sara juokėsi. Ir mes atsimenam tą istoriją, kad, sako, Sara, aš sena, jau man viskas ir mano vyras labai senas. Nebeįmanoma. Ir ką pasakė angelas? Ar yra kas nors viešpačiui neįmanoma? Kitais metais, numatytų laiku, Dievo numatytų laiku, aš sugrįšiu pas tave ir Sara turės sūnų. Dievas būtinai aplankys tave, Dievas būtinai aplankys tavo gyvenimą. Ir tu turėsi tai, ką Dievas pažadėjęs. Tu turėsi, ką pažadėjęs. Ir angelas pasakė, ar yra kas nors viešpačiui neįmanoma? Kitais metais aplankysiu, sugrįšiu, numatytų laiku, sugrįšiu pas tave ir Sara turės sūnų. Tai išsipildys. Ar yra kas nors viešpačiui neįmanoma? Mano jėgom, tavo jėgom, taip.
Daeinam iki kažkokio tai taško, iki kažkokios ribos ir sakome, viskas, man jau neįmanoma. Mano jėgos čia ir baigėsi. Ir Sara tai žinojo ir jį juokėsi. Kai angelas paklausė, kodėl juokėsi, jis įsigynė, sako, nesijuokiau. Bet aš tikiu, kad tai buvo žodis Sarai, tu turi kažką širdyje, kažkas tavo širdyje turi įvykti, nes tu netiki, bet Dievas pasakė, tai bus. Tik Sara turėjo aiškinti savo širdį su tuo netikėjimu ir tuo juoku, kurį pasijokė. Ir angelas užtikrino, aš tikrai sugrįšiu ir Sara turės sūnų. Dievo žodis mums kalba, prieš Jėzų atėjo Jonas Krikštytojas, kuris šaukė, sako, paruoškite kelią Viešpačiui, tiesų darykite jam vieškelį dykumoje, slėnius užpilkite, kalnus ir kalvas pažeminkit, kas kreivą ištiesinkit, kas nelygų išlyginkite. Ir tai yra mūsų širdis. Sara juokėsi savo širdį, ji turėjo paruošti Viešpačiui kelią, pašalinti netikėjimą savo širdyje, pašalinti kažkokius dalykus, kad priimti Dievo žodį ir jis išsipildytų. Nes pasakė, nieko neįmanomų ir nėra dalykų neįmanomų Viešpačiui. Nėra. Kai pas Jėzų atėjo žmogus ir sako, Viešpatie, ką padaryti, kad paveldėčiau amžiną gyvenimą? Ką aš turiu daryti? Ir Jėzus jam kalbėjo, kad turi laikytis to, turi laikytis šito. Jis išvardino Dievo įsakymus ir tas žmogus sako, visko aš to laikausi. Tada Jėzus sako, tau trūksta vieno dalyko, kur tu turi paruošti Viešpačiui kelią. Ir to žmogaus atveju tai buvo meilė pinigams. Mūsų širdise gali būti bet koks dalykas, kuris yra aukščiau Jėzaus šiandieną. Bet koks dalykas, kuris yra aukščiau Jėzaus, trukdo ateiti tiem dalykam, kur yra Jėzaus į mūsų gyvenimus. Bet Dievo pažadas, aš tikiu, skamba aiškiai ir tikrai. Aš tikrai aplankysiu ir savo metu aš ateisiu. Dievas turi atlygį, Dievas yra atlygio Dievas. Jam nėra neįmanomų dalykų, jis nepamiršta dalykų, jis atlygina. Ir šio žmogaus atveju, kai Jėzus vėliau kalbėjo su mokiniais, mokiniai sako, taigi, bet neįmanoma tada, jeigu šitaip. Bet Jėzus atsakė, žmonėms tai neįmanoma, bet Dievui įmanoma. Ir šiandien, kas tau atrodo tavo širdį neįmanoma, ar buvo neįmanoma, žinau, kad tau neįmanoma, bet Dievui tai įmanoma. Paruoš kelią jam, bet kartu su juo atnešdamas tas sritis Dievui, kad jos nebūtų aukščiau Jėzaus. Ir kelias tavo aplankymui būtų paruoštas Dievui. Jis sako žmonėms, tai neįmanoma, bet Dievui viskas įmanoma. Dievas atlygina, jo žodis sako, todėl mano mylimieji broliai būkit tvirti, nepajudinami, visada gausus Viešpaties darbais, žinodami, kad jūsų triūsas neveltui Viešpatie. Jo žodis sako, jūsų triūsas neveltui Viešpatie. Bet mes kartais pavargstam savo gyvenime ir sakom, gal kitaip, gal Viešpatie tu pamiršai, gal tu neatlyginsi. Gal kažkada ateis tas atlygis. Ir taip pat panašiai Izaijo knygoje skamba, aš sakiau, čia kalba, veltui dirbau be reikalo ir tuščiai eikvojau savo jėgas. Mes galbūt prieinam iki to taško ir sakom, ai, veltui gal tarnauju Viešpačiui, veltui stengiuosi. Bet čia sako toliau, bet pas Viešpatį yra mano atlyginimas, pas Viešpatį yra tavo atlyginimas, tavo teisingumas. Ir Dievas tikrai aplankys tave, aš įsitikinęs. Ir kai Zacharijas kalbėjo, kai jis grįžo, tiksliau gimė Jonas Krikštytojas ir jis kalbėjo ir jis pranašavo, sako, te būna palaimintas Viešpats Izraelio Dievas, kad aplankė savo tautą ir atnešė išvadavimą. Tai buvo pranašavimas apie Jėzų Kristų, apie jo gimimą ir Dievo aplankymą. Brangi bažnyčia, aš sakau, Dievas aplankys tave asmeniškai.
Aš sakau, Dievas aplankys. Įsidėjo šitą žodį mano širdį, jis man labai tvirta širdį. Ir paruošk viešpačiui kelią. Paruošk viešpačiui kelią. Izaijo kitoj vietoje sako, įeikite pro vartus, paruoškite kelią tautai. Nutieskite kelią, pašalinkite akmenis, pakelkite vėliavą žmonėms. Viešpats paskelbė iki žemės pakraščių, sakykite Siono dukrai, tavo išgelbimas, užmokestis ir atlyginimas artėja, jos vadins šventa tauta, viešpaties atpirktieji, tu būsi vadinama ieškotasis, neapleistasis miestas. Aš sakau tau, viešpats neapleido tavęs, viešpats nepaliko tavęs. Dievas teisingas, Dievas yra ištikimas. Lauk viešpaties. Lauk viešpaties. Psalmė kalba, aš tikiu, kad matysiu viešpaties gerumą gyvųjų žemėje. Lauk viešpaties. Būk drąsus, jis sutvirtins tavo širdį. Aš sakau, lauk viešpaties. Būk pasiruošęs. Būk pasiruošęs. Jis tikrai aplankys tave. Ir kai viešpats aplankys, ir kai viešpats pasakys tau, ką nori pasakyti, ir kai viešpats atvers tau duris veik, viskas neveltui, tavo triūsas, tavo troškimas, tavo širdis neveltui. Viešpatie, Dievas yra atlygio Dievas ir jis atlygina. Paruošk kelią viešpačiui ir tas kelias yra mūsų širdise. Sako, ištiesinkite jam takus. Kas netiesų, išlyginkit. Paruoškite kelią viešpačiui. Neįmanomi dalykai tampa įmanomi su Dievu. Galbūt tu atėjai iki tam tikrų durų, iki tam tikros ribos savo gyvenime ir šitas duris gali atidaryti tik tai Dievas. Ir Dievas aplankys ir atidarys savo metu šitas duris. Lauk viešpaties ir lauk jo aplankymo ir ruošk jam kelią. Ir tavo gyvenimas pasidalins į dvi dalis. Į gyvenimą iki šitų durų ir kai jos bus atidarytos. Dievo jėga. Dievas aplankys tave. Ir ten bus viskas kitaip negu vien tavo jėgomis. Ten bus visai viskas kitaip. Dievo žodis sako, lauk viešpaties. Jis ištikimas, jo yra atlygis. Jis aplankys tave, jis atlygins. Ruošk viešpačiui kelią, būk pasiruošęs ir lauk savo išgelbėjimo Dievo. Amen. Tokį žodį Dievo viešpats, aš tikiu, tai nėra pamokslas, tai žodis nuo Dievo, tiesiog žodis nuo Dievo. Jeigu tau viešpats kalba, pagauk šitą žodį, įsidėk giliai savo širdį ir tikėk, laikyk, lauk savo viešpaties. Jis ištikimas, jis Dievas, kuris aplanko. Jis nenustojo tavęs mylėti. Jis nenustojo veikti. Tik nenusigręžkime nuo jo. Tik nenusigręžkime savo kelius. Ruošk kelią viešpačiui. Jo aplankymas būtinai ateis. Amen. Pasimelskim. Dėkojame viešpatie tau. Dieve, tu ištikimas viešpatie, tu toks pat. Visa tavo jėga viešpatie pas tave, Dieve. Mes šaukiamės tavęs, Dieve, taip mums reikia tavęs viešpatie. Dieve, tu mūsų pasitikėjimas, Dieve, mūsų gyvenime, asmeniniuose gyvenimuose. Ir kaip bažnyčiai viešpatie, tu mūsų pasitikėjimas. Tavo vėliava iškelta viešpatie, taip. Padėk viešpatie mums nepamesti iš savo akių tavęs viešpatie. Tavo iškeltos išgelbėjimo vėliavos viešpatie. Suvokti, kad tu ištikimas, kad tu aplankai savo tautą viešpatie ir tavo atlyginimas yra su tavimi. Ir padėk mums viešpatie paruošti kelią tau. Paruošti savo širdis viešpatie, nukasti, kas nelygų, ištiesinti, kas kreiva. Ir galbūt mums tai nepavyko savo jėgomis, bet tu Dievas, kuris nori padėti. Žmonėms tai neįmanoma, bet tau viskas įmanoma viešpatie. Aleliuja. Mes laukiame tavęs viešpatie. Mes laukiame tavęs viešpatie.
Nes tu ateisi viešpatie, nes tu ateisi ir atlyginimas su tavimi viešpatie. Aleliuja viešpatie, taip Dieve, aleliuja, aleliuja. Tu atversi tai, ką tu nori atverti. O viešpatie, ir ten bus kitaip negu lig tol. Ačiū tau Dieve, ačiū viešpatie. Mes pasitikim tavimi, pasitikim tavo žodžiu viešpatie. Mes atsiduodame tau, mes nusižeminame prieš tave viešpatie. Dieve, tu esi visagalis viešpatie. Tavo ranka nesutrumpėjo, tavo jėgos nesumažėjo gelbėti, tu toks pat viešpatie. Šiandien, aleliuja, aleliuja, aleliuja. Viešpatie, tu visas esi mums, kas mes be tavęs ir kas mūsų gyvenimai be tavęs. Tu mūsų pasitikėjimas viešpatie ir tvirtuma. Mes meldžiame sustiprink mūsų tikėjimą, kad mes nesviruotume nei akimirkai, Dieve, aleliuja. Bet tikėtumėm tavo darbais, tikėtumėm tavo žodžiu viešpatie, aleliuja. Nes tai, kad tu pažadi, tai yra taip ir amen viešpatie. Tai ateina vieną dieną tavo laiku viešpatie ir niekas tau negali sutrukdyti. Tavo laiku tu atveri duris ir niekas jų nebeuždaro viešpatie. Ačiū tau Dieve, ačiū tau už paguodos žodį, aleliuja, aleliuja. Kad tu ateini, kad tu aplankysi, kad tu aplankai, kad atlygis yra su tavimi. O, aleliuja, kad tu duodi naują laiką. Laikas yra iki ir laikas yra po tavo aplankymo viešpatie. Taip mes sakom, aplankyk mus visus viešpatie. Asmeniškai viešpatie Dieve, tavo paskirtų laiku. Ir mus kartu, kaip bendruomenė, kaip bažnyčia viešpatie. Ačiū tau viešpatie. Mes pasitikim tavimi. Tu mūsų tvirtybė, tu mūsų gelbėtojas, tu mūsų jėga, tu mūsų pasitikėjimas. Viešpatie, te nesumenks tikėjimas mūsų širdise, mūsų gyvenimuose, Dieve. Te nebus jokių dalykų, kurie iškyla aukščiau tavęs, Jėzau. Aleliuja. Padėk mums ištiesinti takus tau viešpatie. Aleliuja, aleliuja, paruošti tau kelią. Nes tu viešpats sėdintis soste virš visų ir visko. Tu vienintelis ir nėra kito. Niekas negali tau prilygti ir susilyginti su tavimi. Viešpatie, mūsų gyvenimai yra tau viešpatie. Taip viešpatie, nes tu gelbėtojas. Tu gelbėtojas viešpatie, tu gelbėtojas. Aleliuja, aleliuja, atverk viešpatie tai, ką tu nori atverti. Kiekvienam broliui sesiai viešpatie, atverk viešpatie. Jėzaus Kristaus vardu atverk viešpatie. Aleliuja, aleliuja, tai, ką nori mums atverti asmeniškai kiekvienam. Tai, ką tu nori duoti patirti. Visą savo gerumą viešpatie. Taip pat mums kaip bendruomeniai, kaip bažnyčiai viešpatie. Mes atsiduodame tau, mes dėkojame tau Jėzaus vardu. Ir viešpatie norim gyventi, eiti prieki su tvirtu pasitikėjimu, su tvirtu tikėjimu savo širdise ir nesviruoti, nesiubuoti, neduoti išmušami iš vėžių, iš tavo kelio viešpatie. Tavo kelias yra tikras, tavo kelias yra amžinas viešpatie. Aleliuja. Jis nesikeičia, jis pastovus, jis tvirtas. Ačiū tau Dieve. Ir tu lydi mus ir eini kartu. Šituo keliu rodai mums kelią viešpatie. Mes atveriame savo širdis Dieve, dėkojame tau už viską ir garbinam tave. Tu mūsų viešpats Dieve. Ir dabar meldžiame tavo ramybės ir jėgos į kiekvieną gyvenimą. Tegul nužengia tavo jėga, šventoji dvasia, paliesk širdis, paliesk mūsų gyvenimus viešpatie. Te ateina tavo atgaiva viešpatie, te ateina tvirtumas, pasitikėjimas. Aleliuja. Tavo malonės dėka, Dieve, tavo malonės dėka mes pasitikim tavimi. Taip viešpatie, dėkojame, atiduodame visą garbę, visą šlovę tau. Ir tu esi virš visko, virš visų, Dieve, dalykų. Tu mūsų gyvenimo viešpats gelbėtojas ir tu sėdi soste viešpatie mūsų gyvenimų Dieve. Ir aplamai tu virš visko, Dieve, sėdi danguje viešpatie. Ačiū tau Dieve už tavo ištikimybę viešpatie. Aleliuja, aleliuja. Argi galėtų būti neišpildytas nors vienas tavo žodis viešpatie? Argi galėtų neišsipildyti tai, kad tu kalbi viešpatie? Ačiū tau viešpatie Dieve, mes nusižeminam, nusilenkiam prieš tave.
Mes tik tavo vaikai viešpatie ir tu Dievas, mūsų tėvas danguje, per Jėzų Kristų esame tavo vaikai. Aleliuja, aleliuja, aleliuja. O viešpatie, ir mūsų gyvenimuose prieš tavo jėgą ten nublanksta visokia tamsa, visokia kita jėga viešpatie, kuri sukyla prieš tavo pažinimą, tai ten nublanksta, tavo šviesa te šviečia, nes tavo jėgos ir malonės viešpatie visada yra daugiau. Ačiū tau viešpatie, mes dėkojame. Priimam viešpatie tai, kad tu kalbi mums, priimam tave viešpatie ir kiekvieną dieną, kiekvieną akimirką džiaugiamės, kad tu esi mūsų viešpats. Aleliuja. Visą šlovę atiduodame tau, tu vertas visos garbės mūsų gyvenimuose. Laimink mus kiekvieną, lydėk mus mūsų kasdienybėje viešpatie. Palaimink ateinančius metus viešpatie, daryk tai, kad tu nori. Dieve, ateinančiais metais viešpatie. Taip viešpatie Dieve, tavo valia te būna visame kame, yra pati geriausia, tavo valia. Tavo artume te nurimsta mūsų širdis viešpatie. O Dieve, tavo artume te nurimsta mūsų širdis ir mūsų gyvenimai. Tavo artume viešpatie mes jaučiamės kaip namuose, Dieve, taip viešpatie. Ten, kur ramybė, ten, kur džiaugsmas, ten, kur tavo teisumas, aleliuja. Dėkojame tau viešpatie, dėkojame taip, padėk mums pasitikėti tavimi visokių laikų, Dieve. Koks bebūtų gyvenime, Dieve, tu žinai viešpatie. Svarbu, kad tu būtum viešpatie kartu, o mes norim būti su tavim viešpatie. Ir tu niekad nepaliksi, niekad neapleisi viešpatie. Dėkojame tau, pašvenčiam save, pašvenčiam bažnyčią, pašvenčiam savo gyvenimus, pašvenčiam tau Dieve. Ačiū tau viešpatie, visa širdimi dėkojame. Būk pagarbintas Jėzaus Kristaus vardu, Tėve. Amen. Amen. Aleliuja. Būkit palaiminti bažnyčia. Tegul viešpats duoda jėgų, tegul jis būna stiprybė tavo kasdienybėj, tavo keliuose. Viešpats myli, jis toks pat. Ir jis nepasikeitė. Aleliuja. Vienas dalykas patikimas šitam pasaulyje. Dievas ir jo žodis. Aleliuja. Būk palaimintas. Amen.